Labas rytas, malonu Jūs visus matyti Vytauto didžiojo universitete, Senato salėje. Prieš pradedant padarykim nedidelę mankštą, pakelkite rankas, kam šiandien nereikėjo labai anksti keltis ir Jūs esate iš Kauno. O, mažoji dalis. O kas važiavote daugiau negu 50 km, įskaitant Kėdainius? Kas važiavote daugiau negu 100 km? 200 km. Netgi tokių yra. Oho, galite paploti vieni kitiems. Bet tai ne pabaiga. Pakelkite rankas, kas esate iš institucijų, įstaigų, išskyrus valdžios. Aha. Kas esate iš nevyriausybinio sektoriaus? Mažuma, va štai jums ir reprezentacija. Na, lyčių požiūrių kaip ir viskas aišku. Žinom, kas dominuoja kultūrinio ugdymo klausimuose, galima apsižvalgyti. Taigi, dar kartą oficialus labas rytas. Sveikiname Jūs forume Sistemiško kultūrinio ugdymo Lietuvoje vizija, kurio metu bus pristatytos globalių ir regioninių ekspertų 2 metus nuosekliai rengtos ir šįmet priimtos UNESCO kultūrinio ir meninio ugdymo gairės, diskutuojama apie kultūrinio raštingumo sampratą ir vertę. Šių dienų visuomenėje bus aptariamos vystymo kryptis ir pateikimi konkretūs siūlymai naujai vyriausybės programai, jeigu spėjame, kadangi vyriausybės programa jau vaikšto po mūsų išmaniosius įrenginius ir tarsi aišku, kas ten parašyta. Dėl pasiūlymus programai dėl sistemiško kultūrinio ugdymo patirtimis ir įžvalgomis dalinsis politikos formuotojai, mokslininkai ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai. Kitais žodžiais tariant, šiandien turėsime progą patirti, įvairpusiškai dekonstruoti kultūrinio ugdymo savoką, įsitikinti, kad jos poreikis neturi amžiaus ar statuso ribų. Šio klausimo susijusios daugelis institucijų, nevyriausybinio sektoriaus atstovų. Taigi efektyvus strategiškas požiūris į kultūrinį ugdymą gali atnešti giluminius rezultatus ir pokyčius. Priminsiu, jog šį renginį organizuoja Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir asociacija Kūrybinės jungtys. Renginio partneriai Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir Europos horizonto programos projektas Klaivi. Ačiū Jums visiems. Aišku, forumą turime pradėti nuo sveikinimo žodžių. Šios salės ir universiteto šeimininkai netrukus kalbės tribūnoje, taigi kviečiu Vytauto didžiojo universiteto rektorių, profesorių Juozą Augutį. Gerbėmieji forumo dalyviai, organizatoriai, svečiai, labai miela pasveikinti Jūs čia Vytauto didžiojo universiteto erdvėse, tokį niūroką, gal sakyčiau, laikotarpį, tamsoką, bet tai yra laukimo laikotarpis. Mes visi žinom, kad jis greitai baigsis, ateis didžiosios šventės. Tikiuosi, kad mūsų visų bendra veikla atves prie dar geresnio, dar šviesesnio bendravimo, ugdymo, tarpusavio supratimo. Ir labai džiugu pasveikinti Jūs šiame forume, kuriame bus pristatyta turbūt sistemiško kultūrinio ugdymo Lietuvoje vizija, UNESCO gairės, kviečiančios užtikrinti, kad kultūrinis ugdymas taptų svarbia žmogaus vystymosi ir visuomenės pažangos dalimi. Kultūrinis ugdymas tikrai yra be galo reikšmingas, sprendžiant įvairiausius iššūkius, netgi tokius kaip klimato kaita, technologijų pažanga ir susiskaldžiusi visuomenė. Jis stiprina demokratiją, be jokios abejonės pilietinę visuomenę, įtraukti, ugdo kūrybingumą, kritinį mąstymą, bendruomeniškumą ir atvirumą ne tik savo, bet ir kitoms kultūroms, o tai darosi labai aktualu ir mums, mūsų Lietuvoje. Šiandieninėme pasaulyje kultūra ir menas turbūt tampa įrankiais, kurie padeda kurti sąmoningą, atsakingą visuomenę. Vytauto didžiojo universitetas nuo pat atkūrimo vadovaujasi šiomis vertybėmis. Mes seniai supratome, kad šiuolaikiniai asmenybei kultūra ir menas yra gyvybiškai svarbus ir tą atliepiame daugelyje savo veiklų. Mūsų studentai, nesvarbu, ar jie studijuoja ekonomiką, ar gamtos mokslus, ar kokią kitą programą, gali plėsti savo akiratį įvairiausiais būdais, prisiliesdami prie kultūros.
Išduosiu tokią paslaptį, kad nešiojamės svajonę apie kultūrinės diplomatijos studijas rimtas. Šiuo metu turime galbūt tik tai pirmosius modulius, bet manau, kad labai greitų laikų Lietuvoje atsiras tikroji kultūros diplomatijos programa, be galo svarbi Lietuvai šiuo sunkiu tokiu pasauliui laikotarpiu. Norėtųsi, kad didesnę įtaką darytų pasaulio sprendimams ir mūsų gyvenimui ne galios kažkokios tai ar ginklai, o kultūra, menas, kiti dalykai. Ir studentai mūsų ne tik studijose rinkdamiesi teatro, dailės ar kitus dalykus, bet taip pat ir dalyvaudami mainų programuose, įvairiose kultūros iniciatyvose, VDU klubų veiklose. Ta tarpkultūriškumą ypač stiprina mūsų narystė Europos universitetų aljanse, kurį mes ir simboliškai pavadinom Transform for Europe. Tai yra pakeitimai, kurie mums neišvengiami yra. Ir šis aljansas atveria galimybės tiek studentams, tiek darbuotojams pažinti Europos akademinę bendruomenę, giliau įsitraukti į tarpkultūrinį dialogą. Kultūrinis ugdymas labai svarbus ir mūsų švietimo akademijai, ruošiančiai būsimus mokytojus, asmenybės, kurios ne tik perteiks akademinės žinias, bet ir ugdys jaunąją kartą, gebančią kūrybiškai mąstyti, prisidėti prie demokratijos, įtraukios ir tvarios visuomenės kūrimo. Šiandien mūsų universitetui yra išties didelė garbė ir atsakomybė, aišku, tapti vieta, kurioje užmezgamas šis svarbus dialogas apie kultūrą, švietimą ir demokratiją. Esu tikras, kad forume netruks įžvalgų apie tai, kaip galime kartu formuoti kūrybingą, sąmoningą, atvirą visuomenę. Labai linkiu visiems vaisingų diskusijų, bendrų sprendimų, kurie galėtų tapti pamatu naujai kultūrinio ugdymo vizijai Lietuvoje ir pasaulyje. Esam neatskiriama jo dalis. Labai ačiū ir geros jums dienos, gerų diskusijų. Sėkmės. Dėkojame rektoriui ir už įkvėpimą ir išduotas paslaptis. Pradžioje girdėsime pranešimus, vėliau mūsų dienos pabaigoje vyks diskusija. Apskritai visoje programoje kviečiame dalyvauti aktyviai, uždavinėti klausimus. Nepamirškite, kad forumas yra filmuojamas, taigi svarbu, kad jūsų klausimas skambėtų į vieną ar kitą mikrofoną. Jeigu sėdite salės gale ir jo neturite prie stalo, jis yra pas mane, taigi tiesiog kilstelėkite ranką ir mikrofonas kažkaip atsidurs jūsų rankose. Taip pat naudokitės visais išmaniaisiais prietaisais, tiksliau išmaniosiomis prieigomis. Programa yra štai čia, po šiuo QR kodu, o jeigu norite pasiekti ir parsisiųsti pasiūlymus, kurie bus įgarsinti šiandien dėl kultūrinio ugdymo, jie taip pat yra pasiekiami vienu mygtuko paspaudimu. Taigi šį kartą forumo organizatoriai nusprendė būti tvaresni ir spausdinti mažiau. Dėl to labai džiugu.